Ar žinojote, kad inkilose gyvena ne tik paukščiai, bet ir vaikai? Tuoj pamatysite. Padėkite jiems ir aukokite numeriu 1471. Čia inkilas. Tai pavadintas namelis Vilniuje SOS vaikų kaime. Inkilas tai laikina užuovėja vaikams, kurie negali būti savo namuose, nebegali gyventi su tėvais. SOS vaikų kaimai mato prasmę dirbti tam, kad šitie vaikai grįžtų į savo biologinės šeimas. Inkile gyvena 6-8 vaikai. Jie čia yra tol, kol specialistai dirba su jų tėvais. Stengiasi suprasti jų bėdas ir sugalvoti, kaip kuo greičiau jiems padėti. Vaikai patenka dėl įvairių priežasčių. Tai yra ir smurtas šeimose, ir tėvystės įgūdžių stoka. Pati pagrindinė problema tai yra tėvų priklausomybės. Kad vaikas galėtų grįžti į namus, tai, kaip sakau, yra dvi pusės. Tai yra užtikrinti fizinį saugumą ir emocinį. Tai fiziniam saugumui turbūt labai svarbu, kur mes padedam ir sutvarkyti tam tikrą namų aplinką, ar ten remontas, ar galų gale, kad vaikas ten stalą, lovą, kėdę turėtų, ar priemonės kažkokias mokyklai. O jeigu kalbėti apie emocinį saugumą, tai aišku, kad tai yra svarbiausia pagalba tėvam, psichologo, psichoterapeuto, šeimos psichologo, kur, vidutiniškai viena konsultacija 20 eurų kainuoja. Mes tikrai orientuojamės į ilgalaikę pagalbą, kad tikrai tai nėra ten 10 konsultacijų, tiesiog, kad užsidėti pliusą, bet svarbu, kad būtų pastovu. Kai šeimoje padėtis pagerėja, vaikas iš inkilo sugrįžta į namus. Bet ir toliau tenka dėmesio skirti ne tik tėvams, bet ir vaikams. Jie turi rimtų elgesio problemų, turi įvairių baimių, fobijų, sapnuoja košmarus. Turėjom tokią mergaitę, kuri atkeliavusi čia jautėsi nesaugiai ir labai dažnai mes rasdavom ją sėdinčią po stalu. Namuose, kuriuose gyveno anksčiau, saugiausia vieta būdavo po stalu. Prireikė daug laiko, kad pasijustų saugi. Tenka stiprinti vaikus ir fiziškai. Dažnai prireikia odontologų ar ortodontų pagalbos. Kai kurių mažųjų sutrikusi ir emocinė, ir fizinė raida. Kaip pavyzdį galėčiau pateikti mergaitę, kuri atvažiavo visai dar kūdikis, 7 mėnesių, turėjo raumenų tonuso sutrikimą, buvo tokia visa įsitempusi labai, emociškai užslopinta. Teko vežti į reabilitaciją, prireikė kineziterapeuto, masažisto, ergoterapeuto pagalbos. Per ilgą laiką susiformavo normalus prieraišumas pas vaiką. Galim pasidžiaugti, kad šiuo metu mergaitė turi įvaikintojus. Vaiko atžvilgiu mes labai daug investuojam ir iš tikrųjų ta pažanga, jinai bet kokiu atveju matosi. Baziniam poreikiam patenkinti yra skiriama apie 250 eurų vienam vaikui, o visiems kitiem poreikiam, tai yra įvairiams specialistam, logopedams, specialiesiams pedagogams, psichologams, dar vienai šeimai apie 200 eurų per mėnesį. Galite aukoti SOS vaikų kaimams dabar, galite skirti paramos ar dalytis idėjomis vėliau, kada tik patogu. Inkile vaikams, žinoma, gerai, bet namie geriausia.